Straipsnis. Internautai aktyviausiai diskutuoja apie Naglį Puteikį, dabartinė šalies vadovė antroje pozicijoje. Prezidento rinkimai paskatino aktyvesnės diskusijas apie kandidatus internete. Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrovė Mediaskopas pasidomėjo, ar aktyvi veikla socialinėje žiniasklaidoje turės įtakos prezidento rinkimų rezultatams. Likus savaitę iki rinkimų, socialinėje medijoje tarp kandidatų daugiausia dėmesio sulaukė Naglis Puteikis. Interneto portalų komentaruose, tinklaraščiuose, forumuose bei socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter išreikštos 99 nuomonės šio kandidato atžvilgiu. Šiek tiek mažiau dėmesio internautai skyrė dabartiniai šalies vadovei Daliai Grybauskaitei – 703 paminėjimai, o Darbo partijos atstovas Artūras Paulauskas liko trečioje pozicijoje – 527 paminėjimai. Mediaskopo duomenys rodo, jog visi kandidatai skyrus Naglį Puteikį bei Valdemarą Tomaševskį dažniausiai minėti socialinėme tinkle Facebook. Tuo tarpu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos gretas palikusi Puteikį bei Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos lyderį Tomaševskį aktyviausiai aptarinėjo interneto portalų komentatoriai. Tačiau stebint bendrą vaizdą, aiškiai matyti, jau 2014 metais kandidatai prezidentus labai aktyviai naudojo Facebook socialinį tinklą, jame užfiksuota 41,9% visų kandidatų paminėjimų. Straipsnis įgarsintas iš 15minučių.lt.